Daugeliu sutiktų žmonių būna klausimas, nuo ko pradėti miltelinį dažymą. Tai pabandysim padaryti video nuo pradžios iki galo, kas yra miltelinis dažymas, nuo ko pradėti ir ko mums reikia. Tai ir aišku, prieš pradėdami video nepamirštam spausti laiką, dalinamės video, kad kuo daugiau prisijungtų prie kanalo ir tokiu būdu mūsų kanalas vis augtų, kaip auga, malonu stebėti vis naujus prisijungiančius žmonės. Tai bandau mokyti visko, ko įmanoma, pasidalyti namų sąlygom. Miltelinis dažymas, kas tai yra ir kaip visas tai veikia. Tai yra toks dažymo procesas, naudojamas jau daugybę metų įvairiuose šalyse. Tai taipogi yra dažymas, bet dažymas biškai kitoks. Tai aišku, pats dažymo metodas yra šiek tiek skirtingas, aš sakyčiau daug lengvesnis. Kaip aš jį atradau, pirmą kartą man žiauriai patiko, nuo to laiko užsikabinau ir pas mane praktiškai kiekviena restauruojama detalė yra miltelinis dažymas. Tai aišku, priklausomai nuo to, kokias detalės dažytumėte ar panašiai, tai aišku reikalinga orkaitė. Tai orkaitė, ką tik tai pasigaminom šitą, kas nematėt video, paliksiu nuorodą komentaruose, galite pasiekti visą video, kaip jinai buvo gaminama. Tai reikalinga orkaitė, taipogi reikalingi miltelinio dažymo ginklai. Tai šitas yra beorinis, kur net nereikalingas kompresorius. Šitas yra Redline Z50, tai toks pusiau profesionalus, žiauriai geras, kurį aš jau naudoju 7-8 metai ir visą laiką pasitvirtina. Tai gali būti vienas iš tokių jau gal sunku rasti, bet dar iš Amerikos įmanoma rasti. Ir tai pirmas ginklas, nuo kurio aš pradėjau, ir aišku, vis dar puikiausiai veikia, be jokių problemų. Na ir aišku, reikalinga kažkaip tai nuvalyti detalę, tai gali būti vėl skirtingi metodai. Tai daleiskim, turime detalę, nuo šitos detalės yra mano seno augintinio detalė, kuri gulėjo ilgai, dabar yra jau naujas augintinis. Tai noriu atrestauruoti šitą detalę, perdažyti, matome, žiauriai surūdijus ir padarysim miltelinį dažymą, atnaujinsim. Tai kokie gali būti naudoti procesai atvalymo, tai to jau parodysiu. Tai gali būti naudojama bulgarkė štai tokių dratinių diskų, tų diskų yra įvairių, aršesnių, mažiau aršesnių, tai puikiausiai veikia, jokių problemų su to nėra ir visą laiką pasitvirtina. Aišku, darbas dulkinas, bet viskas vyksta normaliai. Naudoti smėliadėžę, tai tokiu atveju reikalingas kompresorius, reikalinga daugybė oro ir reikalinga tam tikras išdėstymas visas tam, kad neįveiktų, nes nėra tai lengva, tai fabrikinės smėliadėžės jos nėra efektyvios, tai reikia daug ką ištobulinti. Jeigu nesat matę video, aš esu pasakojęs ir tobulinęs šitą smėliadėžę, tai taipogi paliksiu apačioje, galite pasiekti komentaruose, kaip gaminau smėliadėžę. Arba tai gali būti cheminis nuėmimas, tai šiuo būdu yra čelis toks dažų valymo, tai ištepi, pabūna kažkiek ir pradeda lūptis. Bet vėlgi po viso to reikalinga pereiti su disku ar ten smėliavimu panašiai. Tai mano pats paskutiniai vietoje yra toks, kadangi chemija reikia tam tikrų rūbų, pirštinių gerų ir visą kitą, nes papuolus ant odos jau vėlgi didelė rizika. Naudosiu labai paprastą, kadangi tai nėra didelė detalė, naudosiu savo, kaip sakant, labiausiai mėgstamą variantą, naudosiu diską. Vien dėl to, kad kompresorius šiuo metu vyksta su jo darbai. Na, aišku, būtinai naudojam visas apsaugas, tiek ausų, tiek akių. Aš viską turiu ir tokiu būdu, kad apsaugot savo sveikatą. Galim trumpai pasižiūrėti efektyvumą mūsų disko, turim grubesnių, jeigu reiks, bet iš esmės galim matyti, galim biškai pritraukti. Aišku, bulgarkį irgi seną tokį naudoju, gyvenimo mačiusi. Na ir matom, kelios sekundės darbo iki metalo, tai aišku atsivalysim viską ir grįšim prie video. Grįžtam prie video, turim nusivalę, štai matome mūsų detalės iki metalo, tai naudojam vėlgi, kaip minėjau, kampinį šlifuoklį su dratiniu disku. Valėm, kadangi kompresorius atjungtas ir taipogi bus tam tikri projektai, ten senam garažai viską atjungęs ir po biškį bandau viską persidaryti. Tai matom, sukabinom detalės ir ką darysime, iškaitinsim, tai vadinamas outgasingas ir tokiu būdu kaitinsim pusę valandos kokių 200 laipsnių temperatūrų tam, kad išleisti visus šudaliukus. Tai outgasinimas kam reikalingas, tai du dalykai, tai kiekvienas metalas yra kaip kempinė ir sugeria per tam tikrą laiką visus nešvarumus, tepalus ir panašiai, tai iškaitinimas būtinas netgi paprastam metalui, todėl kad vienas dalykas, kaitinant, jeigu padengus milteliniu dažymu, kas gali atsitikti, burbulai visokie iškilti, nešvarumai ir panašiai, tai tam, kad to išvengti, reikia išoutgasinti. Tai buvau nusprendęs, kad naudosiu be kompresorinį ginklą, bet dabar apsisprendžiau, kad panaudosiu Z50, tai pasijungiau kompresorių, gal smėliadėžė vis dar atjungta, bet kompresorius pats veikia, viskas tvarkoj, tai pradėsim ieškoti juodos spalvos, radau šiek tiek neblizgios ir juodą visą išnaudojęs, tai priejau prie tokio apsisprendimo, galbūt naudosim tokią sidabrinę, tai tiesiog man nesvarbu,
kokios spalvos tas stovas, nes nerūdijančio plieno bliūdai neįdedas ir namuose galbūt net sidabrinė žiūrėsis gražiau negu juoda, bet iš esmės principo man nėra, turiu aš tų daug spalvų. Nu, pabandysim, nepatiks, galima bus juodą viršaus išpurkšti. Dar buvo vienas klausimas iš žmogaus, ar EZ50 tinkamas plokščių paviršių dažymui. Taip, jisai tinkamas, jis tinkamas visiems dažymam. Tai, kaip minėjau, pusiau profesionalus ginklas, daug kas jį naudoja ir faktas tas, kad su juo susireguliuoju svorą, tiesiog tolygiai važiuojam paviršių ir miltelinis dažymas tai nėra tas baisus dažymas kaip paprastų dažų, kur snargliai gaunas ir visa kita. Tai tokių miltelinių dažymų dengiasi gan tolygiai ir viskas matosi. Tai jeigu paviršius paruoštas normaliai, tikrai su to problemų nėra. Gero įsipilsim spalvos šiek tiek. Kažkur šaukštelį turim, bet pažiūrėsim, kaip tas mūsų powderis. Čia jau šitam powderiui tikrai metų nemažai. Aš ir karts nuo karto variklio tiem detalėm esu panaudojęs ir gan neblogai gaunasi, džiauriai blizgus, tai paskui aišku geriausia dažyti kur lauke, ne viduj, nes tada viskas blizgia, pasidengia blizgi paviršių. Tai nekartą esu minėjęs, kad naudoju nuriebalinti detalės, tai matome stabdžių valymo skystis, jis žiauriai geras, išgaruoja ir spaudiminį butelį prisipili, užpompuoji, nupurški, nubėga viskas, išžiūna ir viskas 100% nėra riebalų. Mūsų butelis pripiltas, tik tai belieka užpompuoti, ką mes ir padarysim ir tada nuriebalinsim detalę. Aišku, tik pavyzdžiui, tiesiog nupilam viską. Jokio skuduro nenaudojam, nes nuo skuduro dažnai šiaušai visokie prisikabina ir paskui purškiant matosi tie skudurų gabalai. Ir matom, iš kartais praktiškai išdžiūna viskas. Turime prisipūtę oro, turim pasijungę ginklą, turim visas apsaugos priemonės. Tai nuo ko pradedam visą laiką EZ50 užsukam pilnai orą, matom spaudžiant nieko nevyksta. Aišku, reikėtų įjungti, švieselė yra, užsukam orą, spaudžia, matos, aktyvuoja, bet nepučia. Ir tada po čiučiut atsukinėjam. Tai tam, kad nevaryt daug bilė kiek visur, matome, galim reguliuoti srovę tiek, kiek mums reikia. Aišku, reikėtų atsukti orą taipogi. Tai vėlgi nuo oro srovės priklauso, matom, jokių snarglių, nieks čia net kalbos nėra. Ir dengiame tolygiai viską. Tiesiog limpa kaip magnetas. Labai blizgi spalva, kaip minėjau. Ir matome, šitą pusę ko gero jau bus gerai. Galima apsukti. Tai matom minusinis įžeminimas pajungtas į mūsų kabliuką, tam, kad iš ginklų įžeminimas būtų. Ir matom, puikiausiai viskas pasidengia. Tai kaip atsimenam, orkaitę statėm, mes gaminome ant ratukų, tai pliusas aš ją galiu atsistumti, kur aš ją noriu garaže. Ir jinai yra ant šarvuoto 4 mm laido, taipogi atjungt galima išstumti kitą pastatėlį ir aišku, su to problemų nėra. Tai matom mūsų detalės jau viduje ir galima, aišku, susikabyti, kaip minėjau, tam, kad jaustumėm kad nesusiliestų, nenusidaužytų ir panašiai. Tai kadangi ventiliatorius pradės stumti kažkiek oro, galbūt kažkiek judės, bet jeigu laisvumo bus ir plus, kai pačius kabliukus darote iš drato, taipogi reikia atsižvelgti, daryti labiau siauresnius, kad neduotų sukinėtis ir panašiai. Tai ką, galima uždaryti duris ir pradėsim bandymą. Ką dar darėm, biškį išprintinom lipdukus, tam, kad būtų aišku kas kur. Taipogi pavadinau Samadėlkus 001, taip, kad būtų bent kažkoks pavadinimas. Tai ką, galima srovę praktiškai viską sujungti ir turėtų viskas restartuotis ir prasidėti procesas. Visą garažą išjungsim tam, kad matytųsi mūsų procesas ir galbūt įjungsim ant timelapso. Matome 123 laipsniai ir jau matot, kad praktiškai išsilydė viskas. Tai jau nuo tokios temperatūros powderis lydosi. Tai dabar ką tik tai reikia padaryti, mums išlaikyti, pasiekti mūsų temperatūrą. Tai matom, žemėjantis laikas, tai praėjo 3,5 minutės ir jau 130 laipsnių yra, tai jau geras ženklas. Ką paskui dar padarysim, tai kadangi nauja mūsų orkaitė, tai reikia šitą temperatūrą sulygyti su detalės temperatūra, tam, kad žinot skirtumą, ant kiek yra jisai. Nes sensorius, pavyzdžiui, kažkur kampe šone, o detalė kabo virš tenų, tai gali būti, kad tenai yra daug karštesni, tai ir temperatūra kitokia, tai tas labai būtina įsiaiškinti. Tokiu būdu įsiaiškinsim, kaip mūsų orkaitė veikia ir koks skirtumas temperatūros, kad žinotume. Kaip atsimenat, dar neieškojau to settingo, nuo 105 pradėsiu atjunginėti, kaip ir buvo prieš tai, kai testavome. Tai po 2 laipsnių pradėsiu išjunginėti tam, kad apsaugoti teną nuo perkaitimo ir matom, lempa tada pradėjau mirksėti po biškį, on off daro. Tai padarysim tikrinimą, turim 100 PM1
Ir dar net 5 minučių nepraėjo, tai sakyčiau neblogai, net visai mes čia gerai trūvina. Tai atidarysim duris ir greitai nušausim temperatūrą. Tai žiūrim 170, 160, 106, 104. Tai sakyčiau, temperatūra labai daug nesiskiria. Taigi numetėm temperatūrą, duris atidarė, tai sensorius nugriūna detalėje, kadangi jinai kaista, tai jinai greit neatšąla, tai jinai jau 106-107 laipsnių, kai matėm, tai jau nuo tokios praktiškai nebedaug lieka, kad galima būtų pradėti skaičiuoti laiką. Aišku, jeigu būčiau netidaręs durų, jau būtų panaši temperatūra užkilus, kadangi nukrito duris atidarius per 20 laipsnių, bet vis tik tai patestuoti reikia sulyginti temperatūrą. Kaip jau mes žinosim viską, būsim įsiaiškinę, kaip viskas veikia ir sulygysim temperatūras, tai tikrai paskui durų nereikės atidarinėti. Viskas bus skaitinama per vieną kartą. Asmeninė temperatūra laikau visą laiką nuo 108 iki 200, tai tokia riba, kur nėra jokios rizikos, tai tarp 108 ir 200 problemų nėra, virš 200 jau galimas perkaitinimas miltų. Ir vat įdomu, 107 užkėliau, iki 175 net, ką tik tai buvau ir kažkaip tai labai įdomiai. Tai vėl atidarysiu, pratikrinsiu temperatūras, kad įsitikinti, kad tikrai detalė kaista ir kaitus, kad nebūtų jokių abejonių, kad kažkas tai nepasiekta temperatūra ir panašiai, tai bus biški karšta. 194, 108, 180, tai faktas tas, kad jau temperatūra yra pakelta ir pasiekta, skirtingoje vietoje biški skirtingai. Tai sakyčiau, 10 laipsnių yra pas mus paklaida, pagal kur mūsų sensorius instaliuotas ir kur mūsų detalės. Tai aišku, reiškia, tas įkaitimas yra tikrai greitas, tai jau galima sakyti praktiškai, dabar aišku numetėm temperatūrą, bet galima nurisėtinti, pradės per naują. Tai jau galima skaičiuoti 10 minučių nuo čia, net jau gal anksčiau buvo įkaitę, 5 minutės, sakykime, jau praėję, 5 dar užmetam ir detalė bus iškaitinta. Kadangi, kaip atidaro duris, jūsų sensorius jisai atšąla ir mūsų sensorius praktiškai yra čia išoriai, o detalės mūsų virš kaitinimo elementų, tai faktas tas, kaip įkaista detalė, tai jinai taip staigiai neatšąla, netgi ir duris atidaro. Vėlgi matom, tai šoko 166, bet tai garantuoju, kad detalės apie 108-200 laipsnių average priklauso, kurioje vietoje kabo, tai tam, kad neperkaitinti jų, aišku, mes per daug ir nekaitinsim. Dar toks vienas pastebėjimas, jeigu kuo žemiau jūsų detalės kabysit, arčiau ten, nuo to mažiau kaitint reiks, tai vėlgi sensorius aukščiau, jam temperatūros įkaitimas ir parodymai bus mažesni, o detalė kais greičiau, tai dėl to reikia pastudijuoti, kokioje vietoje, kiek maždaug laiko minučių užtrunka įkaitinti detalę, kokio dydžio ir kokio storio. Tai aišku, čia testavimas vienas, bet dar testuosim tikrai ne vieną, kada matome, kiek iš tikrųjų galėtumėm žemyn nuleisti. Ta viena yra gan žemai ir ta viena žemai, tai jau tas galas daug greičiau įkaista. Matom 175 laipsniai, tai turim praėję kažkur 10 minučių ir prieš išjungdami dar užtestuosim greit temperatūrą. Na ką, patestuosim dar temperatūrą. Matom 174 laipsniai, gal net būtų reikia sensorių perjungti. 108 beveik, 108. 185, tai sakyčiau, tolygumas yra, viskas kaista, puikiai, problemų nėra. Na, aš dažniausiai išjungęs dar ką padarau, uždarau visą laiką, dar palieku pastovėti, atšalti, kaip sakant, palaipsniui, tam, kad staigus atšalimas, aišku, nėra skirtumo, galima ir atidaryti, bet, kaip sakant, aš taip pripratęs, taip ir darau. Ir aišku, buvau neprisiminęs, kad šita spalva tik tai įsiryškina po lako, tai turėjau nupurkšti laku. Ir vėlgi jungiau orkaitę, dabar iškaitinsim antrą sluoksnį laką, tam, kad būtų blizgi. Tai buvau spintą išjungęs, per tą laiką nuėjau į dušą ir tik atidariau duris, tai matom dar 90 laipsnių po gero pusvalandžio. Ir dar net pavalgyti spėjau, tai sakyčiau, karštį tikrai laiko ir viskas tvarkoj. Na, galima prieiti prie išvadų, tai užtektinai padarėm testavimų, dar būt gal kažką bandysim, bet iš esmės, ką pamačiau jungus su ventiliatorium, kadangi šitas ventiliatorius daug galingesnis prieš tai būsiu, tai šiek tiek lėčiau kaista. Atjungus ventiliatorių iš karto matosi temperatūra kyla, tai galbūt šitas ventiliatorius per stiprus, žiūrėsim, ar mes jį naudosim ar nenaudosim. Bent jau šitą pusę orkaitės tikrai viskas tvarkoja, tai kažkur 5-7 minutės iki detalės pasiekimo temperatūros, tai būna 10 laipsnių skirtumas maždaug tarp mūsų sensoriaus temperatūros ir pačios detalės, kadangi detalės galbūt arčiau tenų ir panašiai. Tai gal reikėtų sensorių biškį perstatyti kažkur toliau ir tokiu būdu temperatūra būtų tikslesnė. Tai su to dar viską įsiaiškinsim, pasižiūrėsim, pasistudijuosim, nėra problemų. Toliau matome mūsų detalytės išsikaitinę, atšalę. Tai vėlgi purškiau 2 sluoksnius. Tai buvo sidabrinė ir dar laka ant viršaus. Tai sakyčiau, viskas gavosi tvarkoj, viskas gražu, švaru.
ir panašiai, tai sudėsim aišku tą stovą ir paskui pasižiūrėsim. Kitas faktas, kad laiko temperatūra tikrai gerai ir ilgai, tai net matėm pusę valandos praėjo po išjungimo, su uždarytom durim atidarius dar buvo 100 laipsnių, tai tikrai viskas išsilaiko. Aišku, dar galima būti, kaip minėjau, kažkur kitam video, kad jeigu išklijuotum, pavyzdžiui, dvigubą foliją sienas, tada iš viso karštis net neįsigertų į metalą, jisai tiesiog greitai pasiskleistų ir sutaupytų daug energijos, nes kadangi dviguba folija nepraleidžia karščio į metalą ir viskas sklinda daug geriau, tai esu išbandęs ir tikrai pasitvirtino. Na, matome, surinkinėjom po biškį tikrai neblogą spalvą. Aišku, neatsiminiau aš, kas tai per spalva ir nėra ta būtent blizgi, bet normali ir graži. Na ir štai matom mūsų stovą, tik beleiks užsakyti dar kamštukus, vieną seną štai viršų įdėjau. Šiaip iš esmės matome, gavosi gan neblogai, palyginus kaip buvo ir tikrai turėtų būti viskas tvarkoj. Na, manau, tiek šitam video, tai nepamirštam spausti laiką, dalinamės ir jungiamės prie kanalo, kas neprisijungia. O daugiau laukia video, planuoju daryti trumpų video, miltelinio dažymo tema, tai gaunu nemažai klausimų ir pabandysiu atsakyti trumpuose video į atsakymus, kas tikrai pagelbėtų žmonėm. Tai iki kito.